Gerbiamas Algirdai, kaip sekasi darbas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai? Ko gero, darbas tikrai yra gana sudėtingas, jeigu atvirai kalbant, kadangi labai paskutiniuoju metu daug problemų kyla žemės ūkyje. Ir sudėtingiausias laikotarpis yra tai, kad yra baigiamas vienas finansavimo periodas ir esam pasiruošę priimti visus iššūkius naujam finansavimo periodui. Todėl ir problemų su naujoju finansavimo periodu tikrai iškyla daug, kadangi yra daug pageidavimų, pasiūlymų, norų iš įvairių asociacijų, ūkininkų sąjungos, žemės ūkio rūmų atskirų partnerių, taip pat su kitais socialiniais partneriais ir kiekvienam reikia atsakyti į jų norus, kiek mes galėsim juos patenkinti, kiek galės žemės ūkis būti konkurencingas ateityje, kiek ūkininkas turės galimybių, sakysim, dalyvauti sunkioje konkurencinėje kovoje su ES kitais ūkininkais ir pasaulio bent rinkoje dalyvauti kaip lygiateisis partneris su visais kitais. Ir problemos tikrai yra šiandien labai aktualios paskutiniuoju metu. Tai dėl to pačio afrikinio kiaulių maro, sakysim, šiandien sprendžiamas labai sudėtingai, kadangi ES buvo pasiūlyti vieni sprendimo variantai, tiem kai kuriem variantam buvo pritarta, kai kuriem nebuvo pritarta ir paskutiniu metu, sakysim, tas darbas labai atsiliepia ir ministerijos tiesioginiam darbui, kadangi ministerijai daugiau dėmesio reikia skirti šiandieninės, nūdienos problemų sprendimui ir kažkiek mažiau turim galimybę skirti ateities problemų sprendimui. Dėl to, kad koncentruotai reikia labai greitai priimti tam tikrus labai rimtus sprendimus, kad nenukentėtų Lietuvos gyvulininkystės ūkiai, nenukentėtų, sakysim, ir Lietuvos mėsos eksportas į užsienį. O tuo pačiu, jeigu nukenčia Lietuvos eksportas į užsienį, mes žinom, kad nukenties ir mūsų dirbantieji, kurie dirba šitame sektoriuje, sumažės pajamos, sumažės pervežėjų pajamos, sumažės pačių ūkininkų, ūkių bendrovių pajamos ir atsilieps, aišku, visam Lietuvos ūkiui. O kokios galbūt geresnės naujienos, kas gero laukia ūkininkų? Geresnės naujienos, kad ūkininkų laukia ko gero naujas finansavimo periodas, peržiūrimos priemonės ir programos ir aišku didesnis dėmesys yra skiriamas gyvulininkystės sektoriui, kadangi per paskutiniuosius, sakysim, dešimtmečius gyvulininkystės sektoriui buvo skiriamas mažesnis dėmesys ir tas davė aišku neigiamą rezultatą, mažėja galvijų skaičius Lietuvoje, mažėja melžiamų karvių skaičius Lietuvoje, o tuo pačiu mažės, aišku, ir eksporto produkcijos kiekis iš Lietuvos. O jeigu, sakysim, palyginus eksportą mažėjimą, tai aišku, Lietuva gaudama mažesnės pajamas, galės mažiau investuoti į patį Lietuvos ūkį ir mes gausim, sakysim, su ta pačia lazda antrų galų, kadangi jeigu sumažės eksportas, sumažės pajamos, negalėsim, sakysim, intensyviau vystyti savo žemės ūkį. Tai vat tokia, sakysim, tendencija yra. Antras labai svarbu, kad skiriant daugiau dėmesio gyvulininkystė, niekada nėra pamirštama ir kita svarbi Lietuvos žemės ūkio šaka, tai yra grūdinių kultūrų, sakysim, augintojai ir grūdinių kultūrų augintojams taip pat yra skiriamas nemažas dėmesys, kad palaikyti ir pasiekti to, kad jie galėtų didinti savo derlius ir tuo pasiekdami geresnių rezultatų. Aišku, viena iš prioritetinių sričių yra žemės ūkio ministerijoje Lietuvos žemės ūkio melioracijos klausimai, kadangi daugelis dirvų yra melioruotos Lietuvoje ir šiandien, sakysim, jų nusidėvėjimas tikrai kelia labai daug problemų, kadangi kemšasi drenažinės sistemos ir reikalingas jų pastovus palaikymas tų drenažinių sistemų, remontas ir taip toliau. Todėl šiais finansiniais metais Seime buvo patvirtintas trupučiuką didesnis biudžetas skirtas melioracijos išlaidoms, bent 8 milijonais, negu buvo planuojama. Tai ir mūsų žemės ūkio ministro profesoriaus Vigilijaus Juknos, kuris yra deleguotas darbo partijos, sakysim, atstovų į vyriausybę, didelės nuopelnas. Taip pat ir nemažai dėmesio melioracijai bus skiriama ir naujojų finansavimo periodų, tai yra 14-20 metais, dabar yra planuojama skirti melioracijos įrenginių palaikymui maždaug apie 300 milijonų litų. Tai tokios dvi, sakysim, pagrindinės kryptis, tai yra gyvulininkystė plus melioracija, aišku, niekuomet nepamirštant grūdinių kultūrų plėtros ir auginimo, bei ekologinių ūkių. Tai galbūt, sakysim, tom 4 kryptim pagrindinai dirbam. Aišku, turime tam tikrus įsipareigojimus
Europos Sąjungoje jau iš ankstesnių periodų, tai yra vietinės veiklos grupių finansavimas, kad būtų užtikrintas lyder programos įgyvendinimo užtikrinimas. Tai lygiai taip pat kaip ir ankstesniuose perioduose bus didesnis dėmesys skiriamas šių programų įgyvendinimui. Ir norint pabrėžti apie vietinės veiklos grupės, tai ko gero bus daugiau dėmesio skiriama ne esamų pastatų, turimų patalpų remontui, renovacijai ir taip toliau, bet bus galvojama apie tai, kad bendruomenių sąjungos galėtų pradėti vystyti kažkokią gamybą, kad iš gamybos jos galėtų įsilaikyti finansiškai kaip pačios, kad nereikėtų joms ištiesus ranką eit prašyti tiek savivaldybės tarybų, tiek vyriausybės, kad gautų tam tikrą finansavimą. Tai yra, kad vietinės veiklos grupės, turėdamas finansinį pagrindą po kojomis, galėtų realiau dirbti ir dirbti jau galbūt ne tiek neatlygintinai, kaip šiandien, sakysim, už ačiū tik tai iš entuziazmo, bet galima būtų gauti jiem kažkokį tai pelną, kurį galėtų panaudoti savo bendruomenės plėtrai. Jūs taip pat kraštietis mūsų ir taip pat domitės Raseinių rajono ūkininkų gyvenimu. Ar žmonės, jūsų akimis, kaip mūsų kraštiečiai, ūkininkai laikosi šalies mastu? Na, aš galvočiau, kad Raseinių krašto ūkininkai tikrai užima labai deramą vietą visų žemės ūkio gamintojų plejadai. Tikrai yra ir stiprus grūdininkai, yra tikrai nemažai ir stiprių gyvulininkų. Ir kas man labai smagu pasidžiaugti, kad labai aktyviai dalyvauja kaimo rėmimo programuose Raseinių krašto ūkininkai. Tai tiek melioracijos asociacijų kūrimėsi, tiek ūkininkai naudojasi teikiamą ES parama ir yra tikrai nemažai įgyvendinta projektų pagal 2007-2013 metų programą. Aišku, tas, sakysim, veiksmas nesibaigęs, jisai turi savo testinumą ir aš naudodamas progą kviečiu ūkininkus aktyviau dalyvauti ir 14-20 metų teikiamų programų ir taikomų priemonių galimybėmis, modernizuojant savo ūkius, taikant naujas inovacijas, diegiant naują techniką, naujus mokslo pasiekimus, kadangi tik taip per einant šito keliu Lietuvos ūkininkai tikrai galės sustiprėti ir būti konkurencingi tiek raseiniečiai, tiek ir visi kiti, sakysim, bendroje erdvėje su visais kitais pasaulyje dirbančiais žemės ūkio srityje žmonėmis.